Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Batiriūtė. Šį vakar jūsų laukia asmeninė istorija apie drąsą nebijoti karjeros pokyčių ir apie drąsą nebijoti savo leisti išbandyti viską nors naujo, nes kaip Monika Mazaliauskaitė pati sako, esame kur kas daugiau nei mūsų užimamos pareigos. Labas, Monika. Labas, Paulina. Nuo orų mergaitės darbo Teisingumo ministrės komandoje iki astrologinės laidos prodiusavimo. Papasakok apie savo karjeros kelią ir kiek kartų ir kaip ji keitė kryptį. Na, kai taip įvardini, tai atrodo, kad iš tikrųjų čia ta karjera labai smarkiai keitėsi. Bet... Ir aš dar visko neįvardinau. Ne, čia tikrai ne viskas, bet kai pagalvoji, tokia gal humanitarų dalia, tie komunikacijos žmonės, jie, iš tikrųjų gali gal kažkiek save į daugiau rolių įstatyti, tai pas mane visada buvo tarp komunikacijos, žiniasklaidos ir televizijos. Tai be abejo, ta karjera prasidėjo nuo orų pranešėjos rolės, nuo buvimo eteryje, netiesioginėme tuo metu, tačiau vėliau ji kažkiek toliau keitėsi per televiziją. Aš buvau žinių vedėja, tačiau netiesioginėme eteryje, internetinėje televizijoje, vėliau reporterė LNK televizijoje. Taip, tas buvo mano toks truputėlį pradžia žiniasklaidoje, tačiau vėliau perėjau į komunikaciją, jau komunikacijos ir agentūrose turiu patirties ir in-house dirbant. Tai, kaip ir sakau, tas mano karjeros keitimas, jis skamba gal ir taip dramatiškai, bet jis nėra iš tiesų toks dramatiškas, nes tas darbas jis vis tiek daugiau mažiau yra apie tą patį, tai yra pašnekovai, tai yra kalbinimas, tai yra rašymas, tai yra vis tiek komunikacija, žiniasklaida, žurnalistika, tu giliniesi plius minus tuos dalykus. Nėra taip, kad išėjau iš darbo ir tapau didžiąją naktinėme klube, kas gal irgi nebūtų visai blogai. Bet dabar, kaip ir minėjai, yra astrologinės laidos etapas. Astrologija mano pačios yra didelis hobis, tačiau metu gavusi pasiūlymą tapti prodiuserę, pagalvojau, o kodėlgi ne, irgi labai įdomu. Netgi tai buvo mano ir svajonė, aš kažkaip galvodavau, kaip būtų įdomu turėti astrologijos laidą. Na, aš jos pati neturiu, tačiau aš ją prodiusuoju ir kol kas labai įdomu. O ar bandai paskaičiuoti, kiek žiūrint į CV, mes visada pasižiūrim darbo patirtis ir ten punkteliais, kiek ten pas tavai yra skirtingų tų vietų ir skirtingų kampanijų? Tai kompanijų taip pačių gal yra ir nemažai, ir tų vietų yra nemažai, bet nėra taip, kad aš išeičiau, nes man nusibodo ar kažkaip, vis tiek tai yra kažkoks laiko tarpas, tu dirbi, tu žiūri, kiek tu toje rolėje augi, kiek tu matai prasmę, kiek tu matai tobulėjimą ir panašiai. Ir gyvenime aš manau, kad reikia nebijoti daryti pokyčių, jeigu tu jauti, kad jiems yra laikas ir nesivadovauti vien tik tuo, kad nekeisiu, nes mano CV jau ir taip daug tų įrašų, dar vienas, turbūt nieko gero nepridės. Kad tu nebijai daryti drąsius sprendimus ir jeigu man netinka, išeinu ir galbūt išeiti kartais ir į niekur, kur pažiūrėsiu, ką man atneš, man čia abejonių nekyla. Bet kaip tu pati jautėsi šitame etape, ar iš tikrųjų tau taip viskas paprasta, nes labai daug žmonių būtent čia ir užstringa? Ne, tikrai nebuvo paprasta ir tas pirmas mano toks išėjimas į niekur turbūt buvo 2017 metais, kuriam aš irgi ilgai kaupiausi, ruošiausi ir išgąsdinau turbūt ir visus savo aplinkinius ir tėvus ypatingai, kurie mano labai už stabilumą, už saugumą ir tik tai, kad viskas būtų saugu ir ramu, kas irgi be abejo yra suprantama. Ir tikrai aš nesu tas žmogus, kur kaifuoju nesaugume ar nekomforto zonoje, taip tikrai nėra, tačiau tai ateina gal iš tokio vidinio tikėjimo, kad viskas bus gerai ir viskas bus geriau. Ir tas išėjimas į niekur, jis kartais be abejo, jeigu susiklosto aplinkybės, kad tu išeini į geresnę poziciją, tai visi ploja rankom. Taip, tačiau jeigu dabartinėme etape pasieki tokį tašką, kur tikrai jautiesi blogai ir jautiesi blogai ilgą laiką, tai tu įsivertini, be abejo, nešoki stačia galva nuo tilto į eketę, bet realiai įsivertini ir supranti, kad yra rinkoje ir darbo skelbimų, ir yra paklausa, ir tuo, šiek tiek atsiranda gal to tikėjimo ir savo jėgomis, ir savo patirtimi. Ir kartais visai apsimoka surizikuoti, nes turi daugiau laiko susidėlioti prioritetus, ko tu iš tikrųjų nori, kur tu save matytum, kur nematytum. Nes kartais, kai tiesiog greičiau nori pakeisti vieną darbą kitu, kartais tu tiesiog griebi pirmą pasitaikiusi pasiūlymą, galbūt atlyginimas tinka, važiuojam. O paskui sėdi, žiūri, gal ne visai atitiko tai lūkesčius. Tai nėra tai lengvas sprendimas, jokių būdų tikrai nėra lengvas, bet dažniausiai jis man pasiteisinęs gyvenime. Pradžioje sakė, kad išgąsdinai tėvus. Tai pakalbėkime dar apskritai apie aplinkinius, nes aplinkiniai mes to norim ar nenorim, jie visada turi savo nuomonę ir apie ją informuoja net ir ne
prašomi kartais, su kokiais aplinkinių, tokiais netgi ir stereotipiniais matymais, kaip neva turėtų būti, kaip neva tu turėtum elgtis ir ką čia per nesąmonės darai iš vis, tai dažnai keisdama darbus, tau teko susidurti ir juos sulaužyti. Aš manau, kad pradžioje, pirmą kartą tą sprendimą darant, teko susidurti su visa virtinė tokio nesupratimo gal. Bet dabar jau mano tėvai, kaip aš sakau, pripratę, jau jie susitaikė, bet jie susitaikė su tą mintim, kad jie žino, kad aš kažkaip vis tiek išplauksiu, kad vis tiek tu priimi tą sprendimą, tai yra tavo atsakomybė, tu prisimi visas rizikas su tuo einančias. Ir mama tik tai iki šiol sako, nu, tu išeisi iš darbo, 2 mėnesius pasidžiaugsi, kaip laisvė, kaip smagu, tada ateis tas etapas, neturiu darbo, neturiu ką veikti, kuo čia užsiimti, tada truputėlį toks eina, čia toks bangavimas iš tikrųjų yra. Patraukia per dantį. Patraukia, oi, tikrai, sako, nu tai čia jau tas etapas, ten paskui tėtė mano iš vis jau man vardina likusias profesijos, kurios manęs laukia per mano šios pokyčius. Tai daug yra gal tokio nepatiklumo, kaip galima taip išeiti ir mėtyti neatsakingai tuos darbus ir paskui tavęs niekas nesamdys, ar darbdaviai susidarys tam tikrą įspūdį apie tave ir panašiai. Bet aš manau, kad ypač jaunesnioji karta šiuo metu iš vis į tą darbo rinką žiūri taip, kad atėjau, nežinau, nėra futbolo stalo, kavos aparato, dar kažko, tai savaitę padirbs, dar yra visiškai kitokia ta darbo rinka šiuo metu, kas liečia jaunesnius žmonės. Tai aš gal savo amžiaus kategorijoje tokia truputėlį atrodau gal inovatorė kažkuriuo kampu, bet ir tai netiek, nes vis tiek tai aš einu į darbą negalvodama, kad aš padirbsiu pusmetį ir išeisiu. Ir dažniausiai ilgiau ir dirbu, bet aš tiesiog labai mėgstu įsiklausyti vidaus, kaip aš jaučiuosi, kiek aš matau perspektyvą ir ar tai yra taisoma, tai galima kažkaip išspręsti vieną ar kitą situaciją netenkinančią. Ir jeigu ne, tada galbūt ir nebijot padaryti sprendimą. Aplinkiniai dažnai iš tikrųjų gąsdina, o tai kaip darbdaviai žiūrės, tavim nepatikės ir pamatė, kad tu taip keiti darbus. Iš tavo patirties, kaip tie darbdaviai reaguoja į tos pokyčius ir keitimus? Tai aš net nebejoju, kad tikrai yra darbdavių, kurie tikrai rankomis neploja ir į tokius darbuotojus nežiūri kaip į pirmus sąraše, kuriuos reikėtų pakviesti į pokalbį, bet viskas su tuo yra gerai. Tai iš tikrųjų aš supratau eigoje ir man iš pradžių pačiai kėlė tam tikrą nerimą mano ir toks elgesys, ar ten, tarkim, tam tikra komunikacija socialiniuose tinkluose ar LinkedIn, apie tas skatinimas, gal net kitus nebijoti pokyčių. Bet aš vėliau ir pati su savimi ir su kitais pakalbėjus supratau, kad tu atsirenki taip žmonės, su kuriais jūs turite tas pačias vertybės, tą patį matymą, tuos pačius tikslus. Galbūt jeigu darbdaviui rūpi tiesiog darbuotojas, kuris įsikimba į vieną darbą, niekada nesiskundžia, nesvarbu, kad jis viduje nelaimingas, niekada neprašo atlyginimo pakelimo, aria tą vagą, skundžiasi, visiems pasakoja, kaip jis dės pareiškimą išeiti iš darbo, bet sėkmingai dirba 15 metų, yra darbdavių, kur yra čia jų standartinis tipažas, ko jie ieško. Bet yra darbdavių, kurie kitaip žiūri, kurie nori dirbti tarp motyvuotų žmonių, kurie dega idėją, kuriems įdomu tai, ką jie daro, kurie mato augimo prasme. Tai aš manau, kad tai natūraliai atsisijoja ta dalis darbdavių, su kuriais mums galbūt vis tiek vienaip ar kitaip būtų nepakeliui ir lieka kiti žmonės, su kuriais mes galbūt galėtume auginti kažkokius naujus gražius projektus ir ilgalaikės partnerystės. Ar teisingai išgirdau, kad iš pradžių tu pati abejojai savim, kad ar čia su manimi viskas yra gerai, kad aš neišbūnu galbūt vienoje toje vietoje taip ir kaip girdžiu buvai ir nusiplakus truputėlį kartais save, ar ne? Be abejonės. Papasako, kaip su šitais vidiniais iššūkiais susitvarkėjai? Tai be abejonės, iš tikrųjų, tai kaip ir minėjau, esu gimusi šeimoje, kur vertinamas saugumas, stabilumas ir tam tikra struktūra. Tai tas mano toks mėtymas darbų, be abejo, kad jis nesulaukia nei palaikymo, nei kažko ir kai tau yra sakoma, kad gerai yra vienaip, o tu viduje jauti, kad tu norėtum daryti kažkaip kitaip, tai tu pereini per tą savo ir plakimą savęs ir supratimą, kad tu prieš vėją nepapūsi. Iš tikrųjų, kad tu čia gali mėtyti. Galbūt tai atsisuks prieš tave ir tai visada yra tokia rizika. Tai aš tikrai susiduriu ne tik su gražiaja ta išėjimo iš darbo, ieškojimo savęs ir darykim visi, ką norim pusė, tikrai ne. Ir tuo labiau aš pati vidinė ta mano struktūra, vidinė ta vertybinė skalė, aš manau, kad jinai yra pakankamai pastovi ir stabili. Ir aš ir pati noriu darbo ir įsipareigoti darbui tam, kur aš matau perspektyvą ir visa kita. Tikrai nėra taip, kad aš ieškau darbo, padirbti pusę metų, išeiti ir vėl plaukioti pasroviui. Taip tikrai nėra. Tavo vidinis motyvacija apskritai yra vidus, tavo ramstis, kur tu remiesi ir tada gali atlaikyti ir aplinkinių nuomonės ir visus kitus pasakymus, ar ne? Na, tikrai, kaip sakiau, drąsa ir stiprybė tavyje tikrai yra labai didelė.
Kalbant apie komentarus, aš radau tokią tavo mintį užrašytą, kad viename iš darbų gavai komentarą, kad, na, šita tai per daug reiškiasi LinkedIn'e. Bet man dar įdomesnis pasirodė tavo parašymas, kad aš tokia nebuvau visada, aš savo kažkada iš vis neleidau reikštis kabutėse. Kada atėjo tas momentas, tas sprendimas ir dėl ko, kada tu pradėjai komunikuoti LinkedIn'e ir kas tave tai paskatino daryti? Taip, labai teisingai pastebėjai, aš iš tikrųjų dar prieš keletą metų iš vis viešai savo jokios nuomonės būčiau nerašiusi nei LinkedIn'e, nei Facebook'e, nei iš vis niekur, bijodama kažkokio visuomenės, nežinau, pasmerkimo, kad į mane keistai pažiūrės, kreivai pažiūrės. Ką aš čia turiu pasakyti, ar ne? Ar aš čia nenusišnekėsiu, ar kažkas tokio. Ir vėlgi aš manau, kad tai ateina iš tam tikrų, matyt, mūsų atsineštų modelių, kaip mes įpratę, kad vis tiek saugumas, stabilumas, neišsišokti. Iš tikrųjų yra atėję, pavyzdžiui, ir iš anksčiau, iš vaikystės tam tikros frazės, ar tėvų, nešok aukščiau bambos, ar kažką, kad būk savo vietoje, kad per daug tu čia nesvaičiok, nesvajok, žinai, nes iš tikrųjų tam tikras yra tarsi įsižeminimas. Ir įsižeminti yra gerai, bet aš manau, svajoti, turėti kažkokį tikslą, turėti savo kažkokią kryptį, link kur tu eini, tai yra kiekvienam naudinga ir reikalinga. Tai nežinau. Tai kaip ir kada aš ten padariau tą žingsnį, aš iš vis pirmą tą savo įrašą, kurį aš parašiau LinkedIn'e, aš parašiau neturėdama darbo, prieš, 4 metus berods, kai dar LinkedIn'e dauguma žmonių dalindavosi sėkmės istorijomis, paaukštinimas, naujos pareigos, dar kažkas. Ir aš skaitau, ir aš kasdien scrollinu, žiūriu tas visas sėkmės istorijas ir aš įdėjau tekstą apie tai, kaip aš neturiu darbo, kiek aš perėjau darbo pokalbių ir visą tą savo istoriją papasakau. Ir aš įdėjau ir galvoju, čia prieš srovę tikrai tas postas, aš iškart išjungiau tą LinkedIn'ą. Pasisakiau ir tai buvo, man atrodo, 2 valandą nakties, aš dar papaustinu, manęs įmiegojo, aš parašiau, užverčiau, ryte atsikėlus, atsimenu, atsidarau, pasižiūriu, 7 laikai, 7 žmonės palaikino mano tekstą. Galvoju, wow, kas čia tokie, net aš tokį dėkingumą pajaučiau, kad kažkas surezonavo. Perskaitė. Ir tai pasirodo buvo mano populiariausias tekstas, dabar jis turi gal 4,5 tūkstančio ir tų reakcijų ir viso ko. Ir tai man parodė, kad žmonės iš tiesų gal turi ką pasakyti ir ne tik kartais apie tas sėkmės istorijas, jie bijo, gal kai kurie neturi poreikio ten viešai reikštis, bet iš tikrųjų man tai buvo tokia saviterapija, tas rašymas, tas išbuvimas tose situacijose, pamatyti, kiek žmonių eina per tą patį, per tas pačias baimės, ribas, tam tikrus savo vidinius įsitikinimus, baimės keisti, baimės kažkur žengti į tą nekomforto zoną. Tai tas mano pradėti rašyti va taip netikėtai, spontaniškai, o paskui jau su ta inercija taip gavosi, išsirituliojo į tokį, kaip sakant, nuoseklų darbą, kuris tikrai atvėrė ir net ir ne vieną darbo galimybę. Tai nežinau, man tai buvo kažkoks asmeninis, taip sakant, atradimas ir proveržis. Žinai, tas pirmasis žingsnis, drąsa kažką apskritai žengti ir padaryti, jis dažnai būna lemiamas. Ir kai žmonės pasako, jeigu aš nebūčiau žengus to pirmo žingsnio, nebūtų to ir ano. Bet kiek daug mes turime žmonių, kurie ant to kranto stovi ir jie sustingsta. Ir viskas. Ir nedrįsta šokti nuo to kranto į eketę. Kokį vieną esminį patarimą iš savo patirties galėtum duoti va tiems žmonėms sustingusiems, galintiems daug pasakyti, bet nedrįstantiems? Iš tikrųjų, reiktų pagalvoti, ar jie nori apskritai kažkaip, ar jie turi tą norą, tarsi svajonę, tačiau nedrįsta. Nes kai kuriems žmonėms mes čia kaip labai daug kas rašo išeiti iš komforto zonos, daryti, keisti. Yra daug žmonių, kuriems ta komforto zona yra siekiamybė, kuriems jie klesti, jiems yra gerai, jie visai nenori save mesti į tą ledinę eketę ir padarius įdirbį, tam tikrą didelį įdirbį, pradėti vėl nuo naujoko rolės. Gal žmogui to nereikia, bet jeigu žmogus viduje jaučia, kad jis gali daugiau, kad jis nori daugiau ir kad tiesiog jam trūksta kažkokio to vieno paskatinimo, aš tai sakyčiau, surizikuoti padaryti vieną mažą žingsnį, kažką, ar vieną įrašą, ar kažkur nusiųsti, kur tu nedrįsti. Vieną laišką, kartais gyvenime susidėlioja žvaigždės, kur iš vis vieno mažo žingsnio tik reikia ir visata su tuo, taip sakant, inercija palaiko tą žmogų judėti pirmyn. Pakalbėkime apie svajonių darbus, kuriuos mes labai dažnai idealizuojame. Ir būtent darbas didžiosiuose televizijose tikrai ne vienam skamba kaip tas svajonių darbas. Ar iš tikrųjų tai yra toks jau svajonių darbas, ar buvo, kai tu pradėjai dirbti tiesioginėme eteryje, ar apskritai televizijose, ar tai buvo tai, kaip tu įsivaizdavai? Kokia čia yra, ne tamsioji, bet kita ta pusė, apie kurią mes nepagalvojam?
Darbas televizijoje man iš tiesų buvo svajonių darbas nuo vaikystės ir visada norėjau vesti žinias. Aišku, pradėjau savo karjerą televizijoje nuo orų pranešėjos darbo, kuris irgi buvo įdomus ir savotiškas, irgi tam tikra viena rolė. Darbas tiesioginėme eteryje jau čia yra kitas kalibras, man atrodo. Ir iš tikrųjų žiniose ir nacionalinėme kanale, kas yra tiek daug atsakomybės ir darbas pakankamai naktinis ir 4 ryto keltis ir visa kita, man atrodo, kad darbas televizijoje yra kur kas sunkesnis negu žmonėms atrodo, nes žmonės, ką mato, jau tą ledkalnio viršūnę, jau tą galutinį rezultatą, tai kas čia yra atsisėsti ir paskaityti tas žinias. Tai taugi ten viskas parašyta, tai aš irgi galiu atsisėsti. Tai prašom, o kas iki to laiko, tai kur tu 4 ryto atsikėlęs, ypač kas ryte dirba, žinių vedėjas turi pasirašyti naujienas, susirasti naujienas, kartais išsiversti užsienio interviu, priduoti vaizdo medžiagą operatoriui, susirasti pašnekovus, pasiruošti pokalbį. Jeigu eterio metu kažkas įvyksta, tu turi 15 minučių tarp žinių, per tas 15 minučių tu turi susirasti kitą pašnekovą, kuris už 15 minučių su tavim kalbėtų jau eteryje, kur apie pasiruošimą pokalbių jau ten iš vis nebėra net kalbos. Tai iš tikrųjų tas darbas jis yra toks kompleksiškas ir toks daug apimantis, kad tas, kur atrodo žinių vedėjas, tai tu matai jau tik tai galutinį rezultatą. Ir aš atsimenu, man atrodo, gal berods pirma mano diena buvo tiesioginio eterio, kur aš atėjau į eterį ir kalatojausi ir kažkas man ten nugalvojo viskas. Ir aš nepamenu, kuris kolega, bet pasakė, Monika, tu pasimėgauk, čia jau tavo darbo, čia jau yra tik malonioji dalis, jau va čia ką tu darai. Tu visą didelį darbą padarai iki ateidama iki studijos, o studijoje jau yra, taip sakant, tas showtime, tas paskutinis momentas. Galbūt vienas iš tų didžiausių mitų ir yra, kad tiesiog tau tai reikia ateiti, atsisėsti gražiai ir paskaityti ten, ką jau visi kiti padarė. Taip, čia yra, man atrodo, pagrindinė koncepcija, kad žinių vedėjas, kągi ten labai daug nieko nereikia daryti. Būtų smagu, kad tai būtų, kaip įsivaizduoja, ar ne? Taip, aš būčiau visai nieko prieš, jeigu tai būtų. Kaip ir minėjai, būtent darbas tiesioginėme eteryje tavo buvo tikrai svajonė ir kiek žinau, tau ir pavyko pasiekti šitą svajonę ne iš pirmo karto, ar ne? Ir gavai, svajonė įsipildė ir su svajonėm, kiek tenka matyti, būna taip, kai žmonės pasiekia savo svajonę ir galiausiai supranta, kad gal ne taip, kaip norėjo, vis tiek bijo nutraukti, nes, ką čia pasakysiu kitiem ir prasideda toks įrodinėjimas ir panašiai. Tu irgi pasitrauki iš tiesioginio eterio po 2 metų kažkur, nors tai buvo tavo svajonė. Kas čia įvyko? Ar irgi supratai, kad ta svajonė gal nebuvo apie tave, ar tiesiog gavai svajonę, sukuosi ir darau kažką kito? Svajonė gal buvo vesti žinias, nebūtinai buvo svajonė apie tiesioginį eterį, aš gal truputį buvau nepasvėrus viso to svorio tiesioginio eterio ir ypač kas liečia tą rytinį, naktinį darbą. Tai yra be abejo jokio režimo nebuvimas, tai yra visiškai miego rutinos nebuvimas, nes tai yra labai nepastovus grafikas. Tai aš, pavyzdžiui, aš labai pavydžiu žmonėms, kurie gali miegoti bet kada, bet kur, grįžo namo, nes man sako, taigi trumpai dirbi, 9 ryto grįžti namo gali miegoti. Aš, pavyzdžiui, dieną iš vis nemiego, aš negaliu užmigti dieną tiesiog iš vis, o vakare negaliu užmigti, jeigu žinau, kad man 4 keltis, nes man stresas ir atsakomybė, kad man tuoj keltis ir aš kažką galiu nepadaryti. Tai realiai nebuvo jokio sveiko miego režimo, tokios sveikatos. Ir iš tikrųjų tai buvo vienas gal tų iš tikrųjų atradimų, įsivertinimų, kiek man rūpi sveikata ir ta svajonė, kas va čia irgi yra, nes darbas pats jis iš tikrųjų yra įdomus, jis yra be galo įdomus, tai yra, tu dirbi, iš tikrųjų tokio lygio žinių tarnyboje, kur tikrai aukščiausio lygio specialistai dirba, žurnalistai ir visa kita, bet yra kitų dalykų, kurių tu kaip žmogus negali jiems užsimerkti, arba kiti gal gali, bet sveikata mano vis tiek, sveikata tiek fizinė, tiek emocinė man vis tiek yra vienas prioritetų ir tenka kartais ieškoti balansų ir daryti sprendimą, kuris kartais gal, ir ne visai yra taip, kaip atrodo, kaip tu įsivaizdavai, kad tai bus galbūt ilgalaikėje perspektyvoje. Viskas turi savo kainą, svajonės taip pat. Pakalbėkime dar trumpai apie bedarbystę, į kurią išėjus iš tiesioginio eterio į bedarbystę. Kaip jauti, ką išgyvena dabar bedarbiai, su kokiais iššūkiais ir sunkumais susiduria ir kokias klaidas padaro ieškantis darbo tavo akimis? Aš manau, kad šiuo metu bedarbiai, kadangi savo aplinkoje turiu iš tikrųjų draugų, kurie ieško darbo ir pasikalbam, kas vyksta rinkoje ir panašiai, šiuo metu kažkaip yra sunkesnė, man atrodo, situacija rinkoje susirasti darbą, arba bent jau man susidarė toks įspūdis.
Nes dabar labai, man, kaip pastebėjau, yra paplitusi užduotėlių kultūra, kur tu benusiųstum CV, tu gausi vos ne A4 formato užduotį, kurią tu turi daryti 1, 2, 3 dienas kartais ir ją padaręs nesulauki net jokio atsakymo arba gauni tiesiog autoreplayų, kad pasirinkome kitą kandidatą. Tai dabar atrodo, kad norint susirasti darbą, tu visų pirma turi išsiųsti CV, praeiti pokalbį, tada daryti tą užduotį. Kartais tai užtrunka mėnesį, 2 ir tu lieki be jokio atsakymo. Tai aš matau iš savo aplinkos, kad šiuo metu taip darbą susirasti yra ganėtinai nelengvas procesas. Turi nudirbti prieš tai daug darbelių, kur paskui nežinai, kas iš to gaunasi. Taip. Dar noriu paliesti temą, apie kurią aiškiai komunikuoji socialiniuose tinkluose, kad šiandien mes gyvename tokių iškreiptų lūkesčių kultūroje ir herojai yra tie, kurie visada užsiėmė, kurių pakiai pajuodė ir kurie nieko nespėja. Na, bet sveika darbo kultūra yra visai ne apie tai. Kaip sekasi išlaikyti šiandieninėje rinkoje savo šitą vertybinę poziciją ir ar iš tikrųjų, taip tikrai sudėtinga yra surasti tą sveiką darbo kultūrą? Noriu labai tikėti, kad nėra sunku surasti, bet iš tikrųjų aš manau, kad tai, ką tu įvardinai pradžioje, kad ta pajuodusių paakių kultūra, aš manau, kad jinai po truputėlį išeina iš mados. Aišku, visada yra žmonių, kurie ir taip daro, ir darbdavių, kurie to tikisi, bet šiuo metu, man atrodo, darbuotojų atžvilgių situacija gerėja, kadangi žmonės vis daugiau kalba apie emocinę sveikatą, apie išėjimą iš darbo, kad ir niekur pailsėti, ar kažkokį perdegimą, po kurio reikia laiko pailsėti. Kas anksčiau atrodė kaip nesėkmė, kad tu išeini, tu neturi darbo, tu pusmetį nedirbi, o Dieve. Dabar tai nebeatrodo tai baisu ir kuo toliau, tuo labiau žmonės per tą laiką sugeba ir nežinau, kažkokiais projektais savo įgyvendinti kažkokius tikslus, kažką tokio. Galų galiai iš tiesų pailsėti, išsimiegoti, skirti laiko kažkokiems dalykams. Ir aš manau, kad kuo toliau, tuo pamažu, tikrai nelabai greitai, bet ta kultūra, aš manau, kad jinai keičiasi. Ir patys darbdaviai sąmoningėja ir matyt kažkiek jie irgi turi prisitaikyti prie tos besikeičiančios visos bangos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad apie tai vis dažniau žmonės kalba. Pradžioje užsiminiau, kad esi dabar astrologinės laidos prodiuserė ir puikiai žinau, kad tai yra tavo aistra, kurią tu degi ir tavo aplinka irgi tai žino. Bet ir šioje vietoje tu esi gavusi tokių komentarų kaip žurnalistika ir mistika čia nedera, čia yra nesąmonė. Kokių tų komentarų gavai? Ir dar vienas labai esminis klausimas. Ar reikia daug drąsos, kad išdrįstum daryti tai, ką tu iš tikrųjų nori, o net kad darytum tai, ką neva reikia, ar kaip turėtų būti ir yra protinga? Taip, drąsos vienareikšmiškai reikia. Aš tikrai nesakau, kad aš jos labai daug turiu, nes apskritai pripažinti viešai man, kad aš domiuosi astrologija, man buvo labai didelis ir ilgas procesas. Nes ilgus ne vienerius metus tai buvo kaip slaptas hobis, kur draugai žino, bet aš kaip ir viešai, gal ir nedera. Gal čia, žinai, ir nelabai dera, gal kažką, bet po truputį ir viskas susidėliojo, kad o kas apibrėžia, kas čia dera, kas nedera. Žmonės turi įvairiausių hobių, įvairiausių aistrų, užsidegimų, nežinau. Kiti gal iš rankos delno būrė, ar dar kažką, ar dėl to, kad žmogus būrė iš delno, jis negali būti geras teisininkas, advokatas, medikas, aš nežinau. Bet man atrodo, kad žmonės, kaip ir pradžioje paminėjai, nėra tik tai mūsų apibrėžta kažkokia rolė. Ir tas bijojimas, aišku, visuomenės to pasmerkimo, kaip čia į mane pažiūrės, aš su tuo be abejo susidūriau, ypač dirbdama žinių vedėja, aš tos astrologijos kažkaip tikrai nenorėjau labai kažkaip įkomponuoti, kad aš čia darau, kažkada jau aš įkomponavau, bet jau paskui taip ilgai aš ten ir nebeužsibuvau, nes vis tiek... Tikrai nesuprasta. Ir gal ne tik tiek, bet supratau, kad vis tiek aš turiu ir kitų dalykų, hobių, kuriais aš irgi noriu užsiimti ir aš nenoriu čia nei slėpti, nei kažką, nes tai yra dalis manęs, kuo aš domiuosi ir džiaugiuosi, kad aš to jau ir nebeslepiu ir man tai labai įdomu ir patinka analizuoti žmonės ir jų charakterį ir galų gale netgi kokia karjera tinka. Per astrologiją aš išsiaiškinau, kad man, pavyzdžiui, net ir karjera tiktų pagal žuvų ženklą, kas yra apie kūrybą, apie psichologiją, apie ryšius su žmonėmis, apie tą pajutimą kito žmogaus ir įkvėpimą gal netgi. Tai vėlgi, tai yra savęs tam tikras pažinimas ir tu pamatai savo visai kitas pusės, negu galbūt iki šiol visą laiką į vieną kryptimį. Ir išsilaisvinimas galiausiai. Taip. Monika, paskutinis klausimas. Daug rašai apie karjerą, darbą, pokyčius. Kokią vieną esminę žinutę norėtum, kad išgirstų visi laidos žiūrovai būtent apie karjeros pokyčius? Viena esminė žinutė, net nežinau, bet aš manau, kad įsiklausyti savęs, jūs turit visus atsakymus, aš manau, viduje. Ta prasme, žmogus viduje jaučia, kas yra jam ir kas yra jam tiesiog
priimta ir primesta galbūt iš to, ką mes esam įpratę daryti. Nes vidiniai mūsų įsitikinimai nebūtinai yra tie, ką mes jaučiame, kas yra teisinga. Mums gali atrodyti teisinga, nes taip visi daro, visi aš nebūsiu taip, bet viduj mes jaučiam ir žinom, kad jeigu galim, jaučiam, kad galim geriau, daugiau ir išdrįsti, pabandyti ir galbūt gausis labai gražus dalykai. Ir svarbiausia, nemeluoti savo. Ačiū už pokalbį. Ačiū labai, buvo labai malonu. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Monika spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki!